Šita fizinė realybė, visą, ką tu matai aplinkui, visa šita patirtis yra tikra. Bet iš tikrųjų, čia yra testavimo laukas sieloms. Tai ką aš turiu omeny tai? Mes, kai būnam sielos pavidalį, kai mes būnam 4, 5, 6 dimensijai, visiškai kitur tenais aukščiau ir kur mes, ne 3D, mes čia esame 3D dabar. Kai mes būnam aukščiau, mes viską žinom, mes viską mokam, mes viską turim. Ne? Ir tenais nėra galimybės mums kažko naujo sužinoti, naujo patirti. Tai dėl to mes patys pasirenkam čia ateiti, reinkarnuotis, pasirenkam savo gyvenimo kelią, ką mes norim daryti ir ką mes norim patirti. Ir mes ateinam čia ir ištrinam viską, ką mes turėjom. Viską ištrinam, grinai va. Mūsų ego dėl to čia ir yra. Mes užmirštam viską, kad prisiminti viską iš naujo. Tas ir yra. Tai mes viską pamirštam. Ir mes ateinam čia patirti naujų dalykų, sužinoti naujų dalykų. Ir kad šitai fiziniai realybei laikas ir aplamai visuma yra tik iliuzija. Laiks ir begalinis. Mes turim begalybę laiko. Tai kur mes skubam? Nikur mes neskubam. Atsipalaiduokiam, leiskiam viskam vykti savo laiku. Jeigu kažkas turi tenas padaryti kažkom po 30 metų nuinsi, padarys po 30 metų. Jeigu kažkas turi kažkom padaryti dabar po 5 minučių, padarys po 5 minučių. Nieko per prievartą nedarysiam. Į viskon tiesiog leisiam lengvai ir paprastai atsitekti. Nes mes turim begalybę laiko. Kur mes skubam? Tai atsipalaidauk, mylėk ir dėkok už galimybę čia būti. Nes tu pats pasirinkai čia būti.